Sveiki, šiandien aš Kudžaracho šventiklų komplekse Indijoje. Šitas šventiklų kompleksas yra labai didelis. Jau yra 16:35, o aš apėjau tik tai galbūt trečdalį šito komplekso. Jis yra ypatingas tuo, kad jame yra labai daug pornografinių skulptūrų, nebijokime šito žodžio, yra labai daug skulptūrų, bareliefų, kur vyras ir moteris mylisi, kur matosi penis, vagina, labai daug nuogų moterų. Na, iš tikrųjų, jeigu paimt Višnų dievus, indų dievus, Višnų, Šivą, Brahma, labai dažnai jie yra vaizduojami šalia nuogų moterų. Bet šita šventikla, šventiklų kompleksas be abejo peržengia tas visas ribas, nes čia jau prasideda labai daug orgijų yra bareliefuose, labai daug orgijų, vyras, dvi moteris, viena moteris, du vyrai. Didžiausias orgijų bareliefas ten buvo 6 žmonės. Tai yra moteris sujungta iš priekio ir iš apačios su vyru ir dar 3 vyrai stovi eilėje. Toksai va yra bareliefas, nuotrauka be abejo bus ir Facebook'e pas mane, ir Instagram'e. Tai yra UNESCO paveldas, tai yra 10 amžiaus kūrinys. Labai rekomenduoju, iš tikrųjų, verta buvo apsilankyti, nors labai toli nuo Delio, nuo didžiųjų miestų. Ir Indijoje nėra greitųjų traukinių kaip Kinijoje. Jeigu lygint su sekso šventiklomis Mongolijoje, tai šita išsiskiria tuo, kad visų pirma čia yra bareliefai, kuriems yra 1100 metų. Mongolijoje maksimum 100 metų, 200 metų, tai yra daug naujesni kūriniai. Plius Mongolijoje nebūna orgijų, ten visada dievas mylisi su deive. Ir iš tikrųjų tenai statulos ir piešiniai Mongolijos šventiklose yra gražesni nei Indijoje. Bet tai yra susijęs su tuo, kad ten yra piešta ir skulptūros yra padarytos 19 amžiuje, galbūt kartais 18, o čia yra daug senesni. Ir todėl jie yra mažiau gražus šitie bareliefai, bet jie be abejo turi labai didelę įdomią kultūrinę vertę. Čia visos statulos, kur jūs mato, čia visi mylisi. Ten vien seksas. Tęsiant temą apie moteris. Inga Ruginienė yra bus sekanti, planuojama sekanti Lietuvos ministrė pirmininkė. Aš ją pažįstu ir turėjau su ją reikalų 19 metais. Jau 100 kartų aš pasakoju apie tai, kad yra tokia Europos socialinė chartija. Ten yra 4 straipsnio 1 dalis, kur nustatyta, kad minimali alga į rankas Lietuvoje turi sudaryti 60% minimalios algos vidutinės algos. Taigi, minimali alga į rankas sudaro 60% vidutinės algos į rankas. Tokia yra taisyklė, tai yra 4 straipsnio 1 dalis Europos socialinės chartijos. Dabar, kadangi buvo laikas, kai aš vienas apie tai žinojau, aš pirmasis lietuvis, kuris sužinojo apie tai, kad Lietuvoje minimalus atlyginimas yra mažesnis nei turėtų būti, svyruoja, tai jis ten 30 eurų buvo kažkada mažesnis, po to buvo 100 eurų mažesnis nei turėtų būti, svyruoja. Taigi, aš esu vienintelis lietuvis, kuris apie tai žino ir be abejo, aš noriu uždirbti iš to pinigų. Tai aš jau pas įvairius veikėjus ir sakiau, kad duokit man pinigų, aš šitą bylą padarysiu. Bet be abejo, niekas pinigų nedavė. Ir Ingos Ruginienės profsąjunga buvo viena iš tų įstaigų, kur aš bandžiau gauti pinigų kaip advokatas, kad padaryčiau šitą bylą į Europos žmogaus teisių teismą, Jungtinės tautas. Tai visų pirma, aš turėjau pokalbius su jos profsąjungos vadovu, kuris buvo prieš ją Černiauskas, man atrodo, neprisimenu pavardės šito žmogaus, bet žmogus buvo labai blogas. Nes jis nutarė, kad Lietuvos darbininkai nenori skųstis dėl minimalios algos į Europos žmogaus teisių teismą arba į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą arba į Jungtinių tautų kitus
komitetus, kurie nagrinėja tokias bylas. Taigi jis man pinigų nedavė, aš ir bylos nepadariau. Ir po to 19 metais buvo mano rinkimai į Europos parlamentą, tai aš tada sakiau, kad jeigu mane išrinks į Europos parlamentą, aš šitą klausimą dastumsiu Europos parlamente už Europos parlamento nario algą. Nes, tu gyveni iš mokesčių mokėtojų, tu turi atnešti kažkokią naudą visuomeniai. Pavyzdžiui, minimali alga, kuri turi būti didesnė pagal Europos teisę. Ir ar Europos parlamento narys turėtų tuo rūpintis. Taip, jis turėtų tuo rūpintis, bet be abejo niekas niekada tuo nesirūpino. Tai aš būčiau tas, kas rūpintųsi. Tai aš sakiau Ingai, davai tu mane biškį pareklamuok tarp saviškių profsąjungos narių, tegul jie pabalsuoja, aš tada nemokamai padarysiu, nes aš prieš tai šnekėjau su kitų pirmininkų tavo profsąjungos ir jis sakė, kad nėra pinigų Stanislavui Tomui, tai todėl nieko nebus. Ir Ruginienė tada atsisakė, dėl to, kad ji pasakė, kad rinkimų metu jos profsąjunga nieko nedarys, jokių žingsnių nedarys. Ir nepadarė. Tai rinkimai pasibaigė, aš išvažiavau ir laimingai gyvenu Indijoje šiuo metu. Indijoje. Klausimas, ar Ruginienė po rinkimų, kaip jis sakė, pradėtų stumti šitą klausimą. Ne, ji nepradėjo po rinkimų stumti šito klausimo. Tai iki rinkimų jinai nestumė, nes jinai nenorėjo, kad tas stumimas, tas klausimo kėlimas, kodėl Lietuva pažeidinėja Europos socialinę chartiją, kodėl minimali alga yra per maža, šitas klausimas, jo kėlimas padėtų man rinkimuose. Todėl ji nenorėjo šito klausimo kelt 19 metais. Tai dabar praėjo 6 metai. Mes jau esame 25 metais. Ar per šitą laikotarpį ji po rinkimų šitą klausimą kažkur kėlė? Ne, be abejo, ji šito klausimo niekur nekėlė, dėl to, kad tai pakenktų Lietuvos vyriausybei, Lietuvos valdžiai, Lietuvos kapitalistams, Lietuvos milijonieriams, kuriuos mes visi labai mylime. Nuoširdžiai. Tai tokia istorija. Ir kas yra įdomu, prie Europos socialinės chartijos yra Europos socialinių teisių komitetas. Tai yra specializuotas teismas, kuris sukurtas tam, kad stebėtų, ar nėra pažeista Europos socialinė chartija. Nes pavyzdžiui, kai aš sakiau, kad aš šitą klausimą galiu apskųsti Europos žmogaus teisių teismą, į jungtinės tautas, į kitas jungtinės tautas, į trečias jungtinės tautas, nes jungtinės tautos turi daug teismų. Aš bandžiau panaudoti šitą teisinį dokumentą tam, kad su šituo popierium, Europos socialinė chartija, tai yra tas popierius, nueičiau į kitą teismą, ne į tą teismą, kuris yra numatytas tame popieriuje. O tame popieriuje yra numatytas specializuotas teismas, Europos socialinių teisių komitetas. Ir kodėl nebuvo galima eiti šitą teismą niekada, iki dabar? Todėl, kad Lietuvos vyriausybė ratifikavo šitą Europos socialinę chartiją su sąlyga, kad lietuviams bus draudžiama skųstis į Europos socialinių teisių komitetą. Tai todėl niekas niekada nesiskundė, dėl to, kad Lietuvos vyriausybė draudžia. Dabar klausimas, kai jinai taps ministrė pirmininkė, gal jinai norės šitą draudimą lietuviams panaikinti, kad lietuviai galėtų skųstis į Europos socialinių teisių komitetą? Ir dabar iš karto padarysiu savo politologinę įžvalgą. Jinai to nepadarys, net būdama Lietuvos ministrė pirmininkė, kadangi yra blogai reikalauti socialinių teisių, nereikia mums jokių socialinių teisių. Todėl visus raginu balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partiją. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.